Nu ką, geros dienelės. Geros dienelės ir tau. Atsargiai vairuok. Jo, ate. Atė, truputis pašalę. Galėjau mašiną atsitirpinti. Teks truputį lukterti. Bam, bam, bam. Bet tai kaip greitai viskas atitirpsta. Sveiki visi, labą rytą. Šiandieną važiuojame į naują objektėlį. Naujas darbelis. Nuo ko reikia pradėti dirbti darbą? Tai visų pirma, nuo norų jį daryti. O antra, gal dar truputis geros nuotaikos reikia, ne? O visa kita tik detalės. Visa kita tik detalės. Vakar sekmadienį žiūrėjau Senegalo ir Maroko finalinės varžybas dėl taurės. Tai tokių cirkų buvo. Kad ką aš žinau. Bet tai buvo emocijos. Natūralios, nuoširdžios emocijos. Senegalo komanda norėjo išeiti tiesiog iš rungtynių dėl teisėjavimo. Kas ten buvo, tai žinokit, wow. Šiuo metu 7:30 ryto. Gitana labai nemėgsta šio periodo, kada reikia su tamsa išvažiuoti ir su tamsa grįžti. Sakė, labai nepatinka jai. Aišku, dieną važinėti yra visada smagiau, nes tiesiog ir matomumas geresnis. Iki objektėlio 25 km. Sausio kažkelinta ir pas mus tik tai 0. Bet mačiau, kad Lietuvoje tai ten nejuokingai vėsoka. Darbas bus su plytelėm, tai tiesioginė to žodžio prasme, tai tik tai detalės. Keturkampos detalės. Žodžiu, turėsiu klijuoti plyteles. Savaitgalį skrisim į Lietuvą, tai pažiūrėsim tą šaltuką. Ar tikrai jau ten taip šalta? Ilgai nebūsim Lietuvoje, tik tai 2 dienas. Reikia pasižiūrėti namus. Prieš 2 metus buvo trūkęs vamzdis, sušalęs. Tai buvo nuostolių, bet draudimas padengė nuostolius. Tai reikia pasižiūrėti, ar viskas gerai. Ir tuo pačiu pabūsim truputis su anūku. Pasilgom mažylio. Va. Objektėlis tai Juliaus objektas, o aš jam pagelbėsiu su plytelėm. Dabar aš matau taip, kad tarkim cielo pareitų prie lango, čia prie lango, į ten prie lango. Ir tada mums pjaunas visur, žinai, didelis gabalais. Čia didelis gabalas, čia didesnis palieka. Ir kalbėjom, kad jokių šuliukų, žinai, nebūtų. Supratau. Tada čia pusiau didelis baldas, baldo kraštas, čia. Tai labai gerai. Čia didelis. Jo. Tada va ateina plytelės kraštas, siūlė čia, baldas čia, tai čia bus sala. Čia po slenkščiais lenda, ne? Iki slenkščio, tada niekam čia nelenda, nes čia yra už sulikoninę. Va tokia graži virtuvė didelė bus. Didžiulė virtuvė, jo. Čia yra originali siena, vienintelis dalykus namų, tai čia matos, nueina prie laibiškį. Iki pietų sudėdu, po pietų užfuguoju ir viskas. Čia aš matau, čia kur žinau, yra. Čia jau pusė, nu tai va 8 milai. 8 milai, yra lygiai. Sistemos. Šukų komplektukas nuo 6 iki 14, kokias nori, tokias naudoja. Čia pirmą žiūrėjom, tai aukščiai skiriasi. Ten jeigu, sakykime, pradėtume nuo 0, tai šitam gale 1,5 cm sukrenta. Tai reikės truputį pažiūrėti, palyginti. Fūgos bus 2 mm. Turime klijų kažkiek. Kiek čia, kokį 10-12 maišų. O čia mano džiaugsmas. Daugybė plytelių.
Tokia va pilka spalva. Bus gražu, bus gražu. Luktersim keletą minučių ir permaišysim dar kartą. Šukas naudosiu 10 centimetrinės. Visos plytelės turi rodyklę, tai reikia laikytis krypties. Gera pradžia pusė darbo, ne? 1, 2, 3, 5, 7, 9 plytelės, 1 maišas klijų. Vo, užkanda šeimininkė atnešė obuolių pyrago, kavelės. Visai neblogai. Kaip suprantu, pyragas naminis. Dar žinokit, karštas. Super. Darbai juda į priekį. Žiūriu, kad chebra palei balkius labai gražiai padarė. Lygiai, gražiai. Perfekto. Atsigersim kavikės ir šoksim toliau klijuoti. Trumpai nužvelgiam. Viskas eina lygiai. Lygiai. Klijų sąnaudos. Čia yra sudėta 27 plytelės. Tai sunaudota 3 maišai po 20 kg. O šukos centimetrinės. 27 plytelės. Viena plytelė gautųsi 0,36 kvadrato kart 27. Apie 9,8 kvadratų. Jo, nepilnai 10 kvadratų gaunasi, 3 maišai ir 4 valandos darbo. Bus ledelis. Einam kavikės dar. Kaip praeitam video sakiau, kad kaip vienas vokietis plytelių meistras, tai nežinau, žinote ar ne, aš beveik 12 metų pradirbau Vokietijai. Pienukas pasibaigė. Teks gerti į odą. Tai va, būtent tas pagrindinės pamokas ir pasisėmiau to vokiečio. Bet geras žmogus buvo, tikrai geras. Pakankamai kantrus, pernešė tą lietuvišką temperamentą, pusiau žemaičio, tokį karštoką. Viskas kaip ir gerai.
Smagu kartais prisiminti, tikrai smagu kartais prisiminti tokių visokių dalykų. Jo, pakanka teorijos, šokam prie praktikos, klijuojam toliau. Truputį sėda betonas, tai daugėja klijų. Tai pasikeisiu šukas iš 10 į 12. Tikrai praktiškas komplektukas, jeigu va reikia pasikeisti į kitas šukas, tai tikrai labai patogu. Ir viskas. Bam, bam, bam. Už lango jau tamsu, 5 valandos vakaro, baigiu darbą ir šiandieną va tiek. 52 plytelės, apie 18 kvadratų ir sunaudota 6 maišai klijų. Reikia užsikaišioti tuos pirštus, kad kitai dienai būtų gerai. Sekančią dieną aš jų niekaip neįkišiu, tiesiog bus sudžiūvę plytelių klijai. Įsidėjau dar va rozetę, rytoj tuos ištrauksiu arba nupjausiu ir paskui jau bus galima plytelę uždėti. Ant 60 plytelės aš naudoju 3. Nėra būtina dėti 3. Galbūt pakaktų tik tai 2, bet aš dedu 3. Įrankiukai suplauti, palikti tvarkingai, kad būtų sekančią dieną švarus. Galima važiuoti namo. O jau visiškai tamsu. Visiškai tamsu. Man patinka. Geras tas gyvenimas. Su tamsa pradedam, su tamsa baigiam. Kamera truputį apsinešus. Nenusivaliau. O dabar tik į priekį. 25 kilometrai. Meluoju, 28 kilometrai iki namų. Tai ir nuvažiuosiu, rytoj pasiimsiu įrankius ir viskas. Ir nedažysiu, tiesiog nedažysiu. Supratau. Jeigu jį gali nesilaikyti žodžių, tai kodėl man negalima? Galima, ne? Taip, taip. Jeigu pasibaigia pati darbas. Kiek laiko trunki grįžti? 28 kilometrai, nežinau, kiek čia pusvalandis geras. Na, tai normaliai. Aš jau prisiparkuoju namo. I'm aware of the bonds that were created today. When you told me that sure there's a way. The water's so still and my pain has gone away. The air is much cleaner after it rains. Su žmona tą vakarą apkalbėjom tą šeimininkę, kad pažadėjo sumokėti dar praeitą savaitę ir uždelsė 4 dienas ar 5. Apkalbėjom su žmona, padiskutavom, iš karto ant rytojaus pervedė pinigus. Tai šiandien turime trečiadienį ir šiandien aš čia iš ryto dirbau. Žodžiu, užbaigiau dažymus. Kągi, sujungiau visur šviesas ir dabar galima trumpai apžiūrėti. Tai va vienas kambarys. Apvadai nedažyti. Kitas kambarys. Tai tokia ruda spalva. Langų detalės taip pat nedažytos. Taip pat liko nedažyta durų apvadai, durys, koridoriukas. Viskas baigta. Buvau sakęs vienam iš video, kad medžio dažyti nereikia. Aš medį vadinu visas medinės detalės, tai apvadai, sakykime, durų apvadai, langų apvadai, nu ir visa kita, kas yra susijęs su medžiu. Tai šiandieną iš ryto užbaigiau šito kambario dažymą, buvo šitą sieną likusi ir šitą sieną.
Taip pat išdažiau virtuvę, išvaliau, kad liktų viskas švariai ir žinoma tvarkingai. Ir tikrai dabar visą vaizdą gadina tai tos visos nedažytos medinės detalės. Ypatingai apvadai yra baisus, bet sakė, jinai dažys pati tiesiog dėl taupumo. Tai aš žinokit, ir kaip ir minėjau, aš nesiginčiu, neprieštarauju. Galės dažyti, galės sutaupyti. Visą šitą medį man būtų užtrukę kokias 3 dienas, kad jį normaliai padaryti. Sutaupys kažkiek tai. Jo, sutaupys kažkiek. Beje, santechnikos dar nebuvo. Tualetėlis dar likęs senas, dar nekeistas. Nors aplamai ta visa vonia labai reikalauja remonto. Tikrai nekokia. Šiaip tai jinai norėjo, kad būtų virtuvė žalsva. Tai kaip matote, pirkusi Fliugerio tokius 3 pavyzdėlius skirtingų tonų. Bet paskui matyt nusprendė, kad visgi tegu būna virtuvė balta. Aš vietoj jos tai dar būčiau ir grindis šveitęs, lakavęs. Nu, bet jinai šeimininkė, jos butas. Kaip jinai nori, taip ir bus. O aš atvažiavau, kad perduoti jai šiandien raštus. Susitarėm susitikti 5 valandą. Dabar yra be 10:05. Apsižiūrėsim viską. Ar viskas gerai. Ir žiūrėsim, kaip čia viskas baigsis. Tai ne reklama. Tai dovanos iš šeimininkės. Pakalbėjau. Labai patenkinta tai, ką padariau. Sako, man atrodo, kad tu per mažai uždirbi. Ar tau, sako, užtenka? Užtenka, sako, man užtenka. Tai žodžiu, kalbamės su ją, aptarinėjom, kas kaip, klausė, ar aš galėčiau pakeisti jai virtuvinę vėliau ateityje. Gerai, sakau, galėsiu pakeisti. Ir taip pat sakė, kad pasidalino mano numeriu su savo pažįstamais, draugais. Tai dar truputis reklamos. Tai gerai, reklama yra gerai, ane? O dabar važiuojame, išsiaiškinsim, kam atiteks tas Milwaukee galvučių renginukas. Kalbu apie konkursą, tikrai žinote, kas žiūrite. Prisėsim prie kompiuterio ir išsiaiškinsim, kam atiteks Milwaukee renginukas. Dar žiūrit? Dar čia? Tai gerai. Tai va, greitai sužinosime, kam atiteks šitas komplektukas. Tokį patį naudoju aš. Jau daugiau negu metai laiko, tai tikrai džiaugiuosi, geros galvutės, gero metalo. Žinokit, labai smagu, kad šitas priziukas susilaukė nemažo susidomėjimo, pakankamai nemažai komentarų, daug dalyvių. Tai linkiu visiems sėkmės, palankios fortūnos. Taigi, viską rodysiu nuo pat pradžių, kad nebūtų jokio apgaulių. Einame į Google. Įsivesime tokią programėlę, tikiuosi vaizdas yra aiškus, matomas gerai. Įsiklijuojame filmuko nuorodą, kuriame yra visi komentarai. Ir žiūrime. Bam! 182 komentarai. Kadangi ne visi komentarai yra dalyvaujantis, tai jeigu iš pirmo karto neįsirinks mums tinkamas komentaras, kuriame būtų bent mintis, jog dalyvauja žmogus, tai spausime, rinksime tol, kol mums bus reikalingas komentaras. Tai dar kartą visiems palankios fortūnos ir žiūrime. Juozas Sarcikonis. Sveikutis, sėkmės darbuose. Kaip matote, jokios minties apie tai, kad dalyvauja žmogus, renkame sekantį. Mantas Bartkus. Labas. Ačiū už įdomius video, taip ir toliau. Komentaras, kaip matau, irgi nedalyvaujantis. Rinksime sekantį. Bam, Gedas Puras. Būtų gera dovana. Štai ir viskas. Turime nugalėtoją. Gedas Puras 617. Toks akmenukas nuo dūšios nukrito. Tie konkursai, jie yra gerai. Bet kada renki ir kai žinai, kad tik tai vienam atiteks, tai toks jaudulys yra. Ir pačiam žinokit man. Sveikinam Gedą, šį kartą fortūna būtent lėmė jam.
Tai Gedai atiteks šis puikus Milwaukee rinkinukas. Nenusiminkite, kam nepavyko šį kartą, pavyks sekanti. Jeigu nesekanti, tai dar sekanti. Ar bus tų konkursų? Jo, tikrai bus. Jau dabar galiu šiek tiek užsiminti. Sekantis konkursas bus greitų laiku ir prizas bus susijęs būtent su plytelių darbais. Taip kad laukite ir pamatysite. Tai laukiu, Gedai, kada susisieksi su manimi, pasistenk kuo greičiau. Kaip mane pasiekti, tai tiesiog paskaityk kanalo aprašymą. Yra visos mano paskyros, tiek Facebookas, tiek TikTokas, tiek Instagramas. Pasirink, kuri tau yra patogiausia ir parašyk man privačiai, o visą kitą paskui jau mes susiderinsim. O aš tariu visiems ačiū, smagu, kad parašote, smagu, kad paprenumeruojate kanalą, tai mano pagrindinė motyvacija, kad mūsų būtų kuo daugiau. Gali būti, kad pafilmuosiu, kai būsime Lietuvoje. Iki greito.